Labą dieną, prašom urmų ir po vieną. Kažkaip čia linksmai nusiteikęs. Papusk! Prašom sėstis prie žydrųjų ekranų, nes prasideda žurnalas Ragai. Nu čia su savo tai žydrais ekranais tai prašovė pro šikšnelę išmata. Aš pro jokias šikneles neprašaunu. Dabar mes įnešim gerumo, švelnumo, meilės ir išminties. Tos išminties, tos vyriškos išminties, Katra verčia kalnus, gamina duonelę, apsuka upes 80-100 laipsnių kampu ir paruošia autotransporto priemonės skardas nudažymų. Ir jokia galva neišskirs tikros vyriškos draugystės. Lavrentijau. Labą dieną, vyrai. Lavrentijau. Labas, žaba. Tik tokiu vardu, kur čia šaukite, pas mumis nieko nėra. Mes Bronis ir Česlovas. Česlovas ir Bronis. Ne, vyrai, tai mano katinas Lavrentijus. Į garažo pusę nubėgo, gal matėt? Vyrai, gal į garažo pusę. Ne, nematėm. Žaba. Kas mes tau? Katinų piemenai? Mes esam rimti garažo vyrai meistrai. Tepalo ir razvadnoj kliučiaus riteriai. Vyrai, padėkit surast. Atsilyginsiu. Tai mums reikia žinoti, kokios spalvos tas jūsų katinas buvo. Ryžas, šūdo perlamutro ar mokras vals. Ne, vyrai, yra juodainis baltas, nespalvotas pas mane jis yra, vyrai. Ir dar vyrai jis atsišaukė, šaukiamas tik Lavrentijau. Dar labai mėgsta vištienos protinėlį ir jaukienos faršą. Shut up! A jisai mėgsta jauktas faršą? Tai katinas geriau maitinasi už mumis? A jūsų katinas turi kokių asabų primėtų, tatuiruoti ant ausies, šaratas intime vietoje, randas ant veido? Nu tai tokio kaip ir labai neturi jis labai, bet ir tokio labai delikačio vietoj, vyrai. Jis, kad šisukas jo neįsmirdėtų ir kad pas panas per marčių nevaikščiotų, tai yra toks kaip ir iškompleksuotas truputėlį pas mane jis, vyrai, tas Lavrentijus. Tai jūsų katinas be kiaušės? Tai pasisgaidys, ne katinas. Tai jūs, ponička, eikit prie darbo biržą, susiraskit Šarikovą kokį, ir tegu jis gaudo, tai jūs jums katiną. Ta savo kastratą prie biržos ieškokitės. Ateik, brogis. Einam. Vyrai, taigi padėkit, turėjo. Lavrentijau. Labą dieną visiems, ko nemačiau. Labą dieną, ponas direktoriau. Nematėt mūsų visą savaitę. Visą savaitę įsivaizduojat, nematėte mūsų, ponas direktoriau. Vat jūs kaip nuolatiniai lankytojai, pasakykit man, ko tie žmonės nori? Nu, vat, atėjai, pamatėjai, kad darbo nėra. Nu, ir eik lauk. O, arba atėjai, pamatėjai, kad darbo yra ir eini dirbt. Arba atėjai, pasiėmei pašalpą. O tai kada mokės tas? Kada mokės pašalpą? A girdžiat, mielas ponas, prašau, darbo birža tam ir yra, kad žmogus neatsidurtų ant gatvės. Taip, šiandien reikia sekančius. Pažyro kaip sniegelis. Domus galerijai, direktoriaus veterinarijos akademijai, prorektoriaus Širvintų ligonijai, traumatologo Didžiasalio ambulatorijai, venerologo Ogmės centrui, valdybos pirmininko, baleto teatrui, baletmeisterio, savivaldybei, koncertmeisterio. Ir dar senamiesčio seniūnija prašo 2 gatvės muzikantų. Ankstesnį vienas emigravo į Dubliną, o kitas laimėjo Eurovizijos atranką. Tai va, Pilies gatvė liko be muzikos. Nu, matot, aš tai nekaip groju. Aš gerai groju. Aš dar mokyklos estradinėme ansamblį buvau, akordus bare paimdavau ir periborčikais Stairway to Heaven. Ir fūzą buvau pasidaręs iš tranzistoriaus ir kronos. Jamam mes šitą darbą. Neman juokat manęs. Pradžiuginsim, pralinksminsim mūsų žilagalvį senelį Vilnių.
Nu, toks kaip tu, tai tikrai pavarysi geriau. Už tą nacionalbolševiką, kur arkoj ten. Klausyk, Česlovas, a tu moki daryti šūnio veidą? Nu, moki, aišku, ir pinigus klenčianti žmonių. Šūnio veidą, tu sakai, jo? Taip, šūnio veidą. Sakai, šūnio veidą, jo? Ne, aš turiu omeny hienos veidą. Ne. Aš pinigus išsireikalauti moku, bet prašyt ne. O ką? O tą, kad dabar turėsi eiti į Pilies gatvę ir padaryti šūnio veidą ir prašyti iš praeivių pinigų. Nu ir prašysiu. Atsargi mašina. Važiuok. Nu ir prašysiu. Nu ir prašysiu. Aš geriau už tave groti moku, aš grosiu, o tu būsi prodiuseris ir rinksi pinigus. Kaip prodiuseris sutinku tik tai vienu dalyku. 2/3 aš pasiemu. Kada tai rink savo prodiuserio čemodaną. Sabaka tu. Gitarą sulaužysi. Ir taip nedėra. O, daili vieta, gal užeinam čia arbatos? Oi, brango, kur tau? Ai, Žiūrėk, kaip pridaryta, kokių uzorų, čainikas į sieną įmesta. Aš jau pasiruošęs, ko čia krapštais? Aš vartau repertuarą. Repertuaras yra pirmutinis sėkmės laidas. Radau. Aha. Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai. Trakų štai garbinga pilis. Aukštus jos valdovus nužudė kryžiuočiai. Aš prašau, gal paremsime gatvės muzikantus? Ai, kad ir šiaip pasiklausykite. Gal paremsit gatvės muzikantus? Ir kerpėm apaugus. Tu. Šūdas nieks neduoda, ne? Kitą pavarysiu. Laužo šviesa naktyje, guodžia galina mane. Žinau, gal keičiam, nieko irgi neduoda. Gal davai ką ritmiškiau. O, drum and bass atidai. Davai. Tik. And let the music in my mind just start to flow. Nieks ne. Šūdas gaunasi. Eik parankė pinigo. O, meilė, tu mane nugalėjai. Atsiprašau, gal galit paremti gatvės muzikantus? O jį tebestovi Tu Cojaus klausyk pavaryk ką nors. Cojaus? Viktoro Cojaus. Amžinatelisio. Tai reik padaryti, palauk, reik šitaip daryti. Перемен требует наши сердца. Звезда по имени Солнце. Перемен требует... Šūdas, gal davai. Комбат. За нами Россия, Москва, Мирбат. Ne taip varai. Ne taip varai. A tai tu imk ir pats tada pavaryk, kaip tu nori. Janas Gilanas, Frankas Zappa. Lyg ir bemolį galiu. Baig grot, baig grot, baig grot, baig groti, baig groti. Nesveikas matyti žmogus. Žiūrėk, nieko negrojam, a tik pidisokų turim. Man atrodo, aš supratau. Žmonės mums moka už tai, kad mes tylėtume. A tai koks skirtumas, iš ką pinigus imti? Žmogai, duokit pinigo. Mes daugiau negrosim, duokit pinigų mums. Duokit pinigo. Duokit pinigų kas nors. Kas čia? Mes niekada negrosim, pasižadam. Gyvenime negrosim, ačiū. Ką jūs čia dar? O koks tavo reikalas, tu kas toks? Aš atstovas iš seniūnijos. Mes čia linksminam žmonės. Mes čia grojam. Negirdžiu. Seniūnija jūs pasamdė, kad grotumėt. Tai prašom groti. Nu, matot, kai mes grojam, mums pinigų nieks neduoda, o čia, kai tylim, užsidirbam. Grojam, tai užsidirbam. Čia ne mano problemos, čia jūsų problemos. Mes darbo biržos prašym muzikantų, kad grotų. Tai prašom groti. Kitaip nutrauksim sutartį. Tu čia tai visiškas priedas yra. Aš tai skaitau, gal varom į garažą. Eina ne visi šikti ir varom į garažą. Bet prieš garažą sudainuojam ką nors savo malonumui, ne už pinigus, gerai? Va, prisijungiam. Va, prie berniuko gal. Mono arba stereo. Berniukas, moki mono arba stereo grot. Moki mono arba stereo grot.